Šiandien mes visi sustojame akimirkai prisiminti kovo 11-ąją. Dieną, kai Lietuva pasirinko būti laisva, kai pasakė, mes patys kūrėme savo ateitį. Praėjo daug metų, bet ta diena vis dar kalba mums. Ji primena, kad laisvė tai ne tik valstybės sienos. Tai mūsų teisė kalbėti savo kalbą, dainuoti savo dainas, auklėti vaikus su meilė Lietuvai ir būti savimi, kur bebūtume. Čia, toli nuo tėvynės, mes visi kartu saugome tą laisvės kibirkštį. Kiekvienas savo darbais, savo švente, savo žodžiu, savo šypseną. Tad šiandien dėkokime tiems, kurie mums iškovojo šią dieną. Ir patys prisiminkime, kad mes esame gyvoji Lietuvos dalis. Su kovo 11-ąją, brangus lietuviai, tegul ši diena pripildo mūsų širdis šviesa, pasididžiavimu ir viltimi, kad Lietuva visada gyventų mumyse.